Jungtinės karalystės prekės ženklas Burberry pirmadienį viename garsiausių Londono parkų Kensingtono parke didžiulėje palapinėje pristatė naujausią 2012 metų pavasario vasaros kolekciją. Burberry meno vadovas Christopheris Bailis ant podiumo išleido manekines vilkinčias sijonus iki kelio, neapsieita be klasika tapusią Burberry palto. Naujausios Burberry kolekcijos pristatymas į vieną vietą sutraukė daug žymių žmonių, kurie negalėjo gerų žodžių Bailio kūrybiškumui. Burberry man, Britei, simbolizuoja stilių, tradicijas, tačiau su polėkiu. Manau, jog Christopheris kiekvieną sezoną pasiūlo ką nors naujo ir modernaus, tačiau tuo pačiu išlaiko britišką klasiką, o mes tai, mano nuomonė, ir dieviname. Burberry, užsitarnavę svarbę vietą tarptautinėme mados pasaulyje, mados namai turi savo parduotuvių Jungtinėje karalystėje, JAV, Kinijoje, Indijoje ir Singapūre. Christopheris Bailis teigia, kad 2012 metais Londone Burberry ketina atidaryti dar kelias naujas parduotuves. Juk būtent kitais metais Jungtinės karalystės sostinė užtvindys tūkstančiai vasaros olimpinės žaidynės atvyksiančių užsieniečių.